Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat. Kuo nudžiugins mūsų rytojus. Greitai pasakysiu. Įsirinkit vieną kortą. Ar ne vieną, kaip jūs mėgstat. Va, ir skaitau. Ir matau, kad... Aha, pirmasis variantas, žinokit, nusiramins ir eis pailsėt. Kažkaip, gal jūs labai daug dirbot, gal planuojat daug dirbt ir iš anksto norit pailsėt, bet jūs niekur neskubėsit, jūs atsipūsit, atsipalaiduosit ir tikrai neveiksit jokių sunkių darbų visą rytojų. Jūs nusipelnėt poilsio ir todėl jūs taip ir padarysit. Tegul jūsų nelaukia viršininkai, tegul jūsų nelaukia klientai, jūs savo atostogose, visą dieną. Ir tai jums patinka. Va, kokia grožybė. Čia iš viso dailininkai pasistengė. Ir jum tai sako, kad net jeigu jūsų niekas nekrikštys ir jūs nekrikštysit, vis tiek visą dieną jūs jausit ypatingas emocijas, ypatingą palaimą, ypatingą įkvėpimą kūrybai ir tokį, visa jūsų diena bus pakilioj nuotaikoj. Tarytum jūs būtumėt įsimylėję, o gal ir įsimylėsit. Toks pavasaris aplinkui tikrai verta pasidžiaugti. Ir jūs todėl taip pat nenorėsit dirbti jokių rimtų darbų, stengtis, lenkti nugarą ar sėdėti prie kompiuterio ar kažką mąstyti. Jūs eisit pasimėgaut savim ir visą aplinką. Jūs tai būtinai nudžiugins, net neabejokit. O galbūt jūs tikrai eisit ko nors pakrikštyt. Irgi gali būti. Taip, kai mes turim tokią krūvą pentaklių, tai aišku, kad mes gyvenam pasiturinčiai. Tai va, jūs suprasit rytoj, kad jūs viską galit sau leist, kad jūs jau pakankamai uždirbot, pakankamai sutaupėt ir dabar einat išleisti tų pinigų kur nors. Nežinau, čia gal kino teatras, gal restoranas, gal muziejus ar nežinau kas, jūs užeisit ir galėsit pasimėgaut savo darbo vaisiais. Panašu, kad tai koks nors prabangus restoranas. Va, ir jūs galėsit sau leisti visokių skanėstų, visokių grožybių, gal net kokią kelionę, gal nusipirksit bilietus kelioniai, nes per vieną dieną kokia čia kelionė. Nors ką gali žinoti, iki kokios neringos paliekti ir grįžt. Aš čia prasisvajojau. Jūs greičiausiai savo pinigus leisit ten, kur gyvenat, bet pirkdami labai tokius, sakyčiau, išsvajotus dalykus, apie kuriuos jau galvojot, planavot, gal nebuvo parduotuvėj tokio modelio. Tai yra kažkur ten. O dabar atsirado ir jūs jau galite tai pasiimti. Taip, ir čia truputėlį apie džiaugsmus, apie meilę. Čia tas riteris, kuris atjoja ant balto žirgo ir atneša jum visokių malonių emocijų. Jūs pralinksmina, jūs apdovanoja, jums pasako komplimentų, įtikina, kad jūs turit šiandien pasilinksmint, kad jums nereikia dirbti sunkių darbų ir iš viso
Na, jūs visai pradžiugina, jūs visai pralinksmina, pradžiugina. Paskui, žinoma, iš jos ir jūs jį pamiršit, ir jis jūs pamirš. Bet rytoj visą dieną jūs lepins ir džiugins kažkoks riteris ant balto žirgo. Aš manau, kad tai jums patiks. Tikiuosi.